Sveiki, susipažinkime su Heated kortų žaidimo taisyklėmis, kurį gali žaisti nuo 3 iki 6 žaidėjų. Pirma, pasiruoškime žaidimui. Išmaišykite kortų kaladę ir padalinkite kiekvienam žaidėjui po 5 kortas. Likusias kortas padėkite užverstas visiems pasiekiamoje vietoje stalo viduryje. Paskutinis karštoje vonioje buvęs žaidėjas pradeda žaidimą. Žaidimo eigoje žaidėjai savo ir kitiems dės temperatūros ir efektų kortas. Žaidimo tikslas pirmajam surinkti plus 13 laipsnių temperatūrą, kurią sudaro prieš žaidėją padėtų temperatūros kortelių suma. Surinkus minus 13 laipsnių žaidėjas sušals ir bus eliminuotas, o surinkus plus 16 laipsnių arba daugiau perkais ir taip pat iškris iš žaidimo. Žaidimo eigoje žaidėjai stengsis sušaldyti ir perkaitinti vieni kitus arba pasiekti savo plus 13 laipsnių optimalią temperatūrą. Žaidėjo ėjimą sudaro 3 etapai. Pirmame etape žaidėjas turi atversti viršutinę kaladės kortą ir sužaisti ją priešai save. Temperatūros korta koreguos jūsų turimą temperatūrą. Veiksmo kortos, apie kurias pakalbėsiu vėliau, aktyvuoja savybę, o kombinacijos korta turės būti tiesiog išmesta. Antrame etape žaidėjas privalo sužaisti vieną iš rankoje esančių kortų prieš save arba prieš kitus žaidėjus. Padėjus temperatūros kortą, žaidėjas koreguos savo arba kitų turimą temperatūros rezultatą. Sužaidus veiksmo kortą aktyvuos veiksmo savybę. Dėmesio, šiame etape galite sužaisti ir kombinacijos kortą, kuri jums leis papildomai sužaisti dar iki 2 arba iki 3 kortų iš savo rankos. Taipogi jas galima dėti ir vieną po kitos apjungiant veiksmus, viso išleidžiant iki 5 rankos kortų. Trečiame etape žaidėjas tiesiog pasipildo savo ranką iki 5 kortų iš traukiamų kortų kaladės. Veiksmo kortų savybės. Aktyvuota apsaugos korta apsaugo žaidėją nuo vienos temperatūros kortos, kurią jis gali gauti iš savo konkurentų, bet neapsaugo nuo ištrauktų kortų. Vienu metu žaidėjas gali turėti daugiau nei vieną jį saugančią apsaugos kortą. Aktyvuota veiksmo draudimo korta neleidžia žaidėjui sužaisti kortų iš savo rankos. Ėjimui pasibaigus, jį pašalinama iš žaidėjo eilutės. Vienu metu žaidėjas gali turėti daugiau nei vieną jį blokuojančią veiksmo draudimo kortą. Žaidėjas, kuriam buvo aktyvuota rankos keitimo korta, turi išmesti visas rankoje esančias kortas ir traukti naujas iš kortų kaladės. Jeigu manote, kad turite prastą ranką, šią savybę galite panaudoti ir prieš save. Patogumo dėliai visas korteles, kurios nekeičia bendros žaidėjo temperatūros reikšmės, galima pašalinti iš eilutės. Pavyzdžiui, plus 4 su minus 4 arba plus 5 su minus 4 ir minus 1. Žaidimą galima laimėti 3 būdais. Greičiau už kitus surinkus plus 13 laipsnių, eliminavus kitus žaidėjus juos sušaldant iki minus 13 arba sušildant iki plus 16, pasibaigus traukiamoms kortelėms, visi žaidėjai atliks dar po paskutinį ėjimą, o žaidimą laimės žaidėjas esantis arčiausiai plus 13 laipsnių. Esant vienodam temperatūros skirtumui, pergalę žaidėjai dalinsis. Heated turi ir komandinį žaidimo variantą, kuriame žaidėjai galės varžytis tarpusavyje susiskirstę komandomis. Pavyzdžiui, 2 prieš 2 arba 3 prieš 3. Kortų savybės ir žaidimo struktūra nesikeičia. Šiame variante, jeigu nors vienas žaidėjas eliminuojamas, kartu su juo iškrenta ir visa komanda. Atitinkamai vienam iš žaidėjų surinkus plus 13 laipsnių irgi laimės visa komanda. Kortas galite dėti įprasta tvarka tiek ant priešininkų, tiek ant savo komandos žaidėjų. Tad pavyzdžiui, apsaugos korta blokuoja ir komandos narių padėtas kortas. Vienintelis skirtumas tas, kad dabar sušalti tampa lengviau, nes tereikia peržengti minus 10 laipsnių. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite paspausti like, parašyti komentaro, prenumeruoti ir pasidalinti šiuo video su savo draugais.